Mūsų pozicija yra, sakyčiau, iš esmės kitokia negu kitų partijų. Daug kas ją laiko nerealia, kadangi ji yra esminė. Mes manom, kad neišsispręs niekada ydingos politinės sistemos problemos, jeigu partijos bus finansuojamos tiesiai iš vienų ar kitų suinteresuotų grupių. Mūsų registruotas projektas yra, mes siekiam atkirsti partijas tiesiogiai nuo pinigų davėjų. Partijos būtų finansuojamos iš valstybės biudžeto ir per valstybinį fondą. Kitaip sakant, galėtų visi, kas nori finansuoti netiesiogiai pasirinktą partiją, bet Lietuvos politinę sistemą. Partijos gautų iš šito fondo lėšas taip, kaip gauna dabar iš valstybinio fondo. Taigi, jeigu aš esu verslininkas ir aš žinau, kad man rūpi, kad mūsų partijos tarnautų bendriems valstybės interesams, tuo pačiu ir mano interesams, aš remiu politinę sistemą ir šitą fondą pervedu ir visos partijos proporcingai, kaip ir šiandien, gauna lėšas. Tai yra skaidru, aišku ir nebelieka neskaidraus lobizmo. Na, kitas mūsų pasiūlymas yra, kad bandyti visgi ne vien tik tais reitinguoti sąrašuose į viršų rinkėjas turėtų teisę, bet ir neigiamai tuos kandidatus, kurie jam atrodo nepriimtini. Tokiu būdu mes padidintume žmonių aktyvumą. Žmonės to nori, piliečiai to nori, mes tą darom. Galiausiai mes manom, kad visgi skaidrinant finansavimą reikėtų rinkimams politiniai propagandai, politiniams akcijoms skiriamas lėšas apskaičiuoti ne vien tik per rinkimų kampaniją, bet nuo rinkimų iki rinkimų. Reikia žinoti, kiek partijos gauna, kiek išleidžia ir tai turi būti viešai deklaruojama ir apskaičiuojama. Tai yra trečias pasiūlymas. Visi tie pasiūlymai iš esmės keistų situaciją ir nebeliktų tų ydingų problemų, kurias mes matom šiandien, kalbant ir apie prezidentų rinkimų kampanijos finansavimą, daug visokių yra ir spekulacijų, ir visokių interpretacijų, ir apie kiekvieną partiją. Šiandien neliko nei vienos švarios partijos, šiandien yra labai situacija sujaukta ir pati ta sistema iš tikrųjų sukuria tokias sąlygas, kad partijos priversos ieškoti rėmėjų ir paskui turėti štai įvairių įtarimų. Mes siūlome būdą, kaip visą šitą pakeisti iš esmės.